Sveiki, mėlyjei. Šiandien padėkim tašką, o gal net ir kelis taškus ant Eduardo Vaitkaus. Daugelis turbūt Eduardą Vaitkų žino kaip kandidatą į Lietuvos Respublikos prezidentus. O kas jis buvo iki tol? Ką jis veikė? Iš kur jis atsirado? Taigi, sudėliokim viską į savo vietas. Ar iš tikro Eduardas Vaitkus yra tas žmogus, kuriuo jis dedasi? Čia yra pagrindinis klausimas, į kurį mes šiandien ieškosim atsakymą ir aš manau, kad mes jį rasime. Nes iš atitinkamos turimos informacijos aš manau, kad atsakymus jau galima sudėlioti. Taigi, Eduardas Vaitkus buvo užmatytas, taip galim sakyti, Šeimų sąjūdyje, kada sakė kalbas nuo scenos, pirmame leido, po to jau nebeleido, kada jis jau pradėjo skleisti vienokią ar kitokią informaciją, kada jis pradėjo skleisti tą vadinamą prorusišką informaciją, kada pradėjo kritikuoti NATO, kada pradėjo kritikuoti Europos Sąjungą, kada pradėjo kritikuoti suvaržymus. Bet mes niekada negirdėjome Eduardo Vaitkaus, kad jis kritikuotų LGBT propagandą, kad jis kritikuotų tas nešamas vertybės vakarietiškas. Mes to niekada negirdėjom. Iki kažkokio tai momento. Mes prie jo prieisim. Eduardas po to atsirado ekspertuose, prieš Jazz televizijoje, vakarais, laidose. Ir daugiausiai jis reikšdavosi suvaržymai, COVID suvaržymų temomis. Mes jį taip pat užmatėm, po to mes pradėjom jį kalbinti. Ir taip Eduardas po truputį tapo žinomas visuomenėje. Bet nieks nežino turbūt, arba žino labai maža dalis, kad Eduardas Vaitkus veikia kartu ir su Algirdu Paleckiu. Eduardo Vaitkaus žinomumas neapsėjo ir be Algirdo Paleckio. Turim būti sąžiningi. Turbūt kai kurie atsimenat, kad Algirdas Paleckis ir Eduardas Vaitkus buvo neatsiejama dalis. Visur mitinguose kartu, piketuose visur kartu. Mitingai, piketai buvo Algirdo palaikymo akcijos prie LRT ir taip toliau. Ir visur dalyvaudavo Eduardas Vaitkus. Fotografuodavosi, sakydavo kalbas ir jis sakydavo, kad Algirdas Paleckis yra teisiamas, nesąžiningai, nieko jis nepadarė ir taip toliau. Jis pasinaudoja, galima drąsiai sakyti, kad pasinaudoja Algirdo Paleckio žinomumu ir atsiradę šalia tapo taip pat žinomesnis. Tai yra kompleksiškai ir Audrius Nakas, ir Algirdas Paleckis, ir Šeimų sąjūdis, jo pasirodymai tuose visose renginiuose padarė jį žinomesnį. Ir paskui mes perėmėm tą stafetę jį reklamuoti. Turbūt nieks nežinot, kad Algirdas Paleckis kartu su Eduardu Vaitkumi kūrė bendrą programą ir norėjo veikti kartu. Ten buvau ir aš. Kada atsirado pasipriešinimo okupacijai centras. Lietuvos žmonių pasipriešinimo okupacijai centras. Taip, lyg tai pilnas pavadinimas. Audriaus Nako sukurtas pavadinimas. Audrius Nakas šitoj vietoje yra toks pilkasis kardinolas, nematomas, bet ką mes kalbėsim visur, kur bus kažkokie pavadinimai, už viso to slypi Audrius Nakas. Ir buvo derinama ir programa, vertybinė programa, vertybės ir taip toliau. Ir kada buvo prieita prie LGBT propagandos, prie šeimos sąvokos ir taip toliau, prie genderizmų, tada, kas atsitiko tada? O tada atsitiko tai, kad Audrius Nakas ir Eduardas Vaitkus nepritarė Algirdo Paleckio siūlymai. Tas siūlymas buvo dalinai ir mano. Prie to aš buvau prisidėjęs. Mes buvome Vilniuje atvykę. Ir Algirdas Paleckis, ir aš buvau. Ir tada Audrius Nakas nepritarė šitam dalykui ir Eduardas Vaitkus taip pat nepritarė šiam dalykui. Ir tada, kas atsitiko, ir tada keliai išsiskyrė. Eduardas patraukė savo keliais, Algirdas Paleckis savo keliais. Algirdas Paleckis toliau kūrė, steigė Teisingumo aušrą. Gan neblogai jiems sekėsi,
sukūrė, bet po to, kaip sakant, mes visi turbūt žinom, jūs žinot, tai kad jis atsidūrė kalėjime, įkalinimo įstaigoje. Ir tas programos kūrimas buvo man didžiulis klausimas, nes aš sužinojau iš kitų asmenų, kad buvo derinama programa ir Eduardas Vaitkus nepritarė šitai vietai dėl tų LGBT visų propagandų ir taip toliau. Ir aš užsirašiau birželio 12 pas Algirdą Paleckį į kalėjimą. Užpildžiau formas, savaitgalis, pirmadienį sulaukiu šito skambučio iš paprasto žiūrių numerių, skambina ir atsiliepia Algirdas Paleckis. Sako, Vaidai, kokiais klausimais, taip ir taip. Na, sakau, ar mes galim čia telefonu kalbėti? Aš vis kažkaip įsivaizdavau, kad telefonu apie nieką ten net negalima kalbėti ir tik tai susitikus. Algirdas sako, ar tau verta važiuoti? Galim kalbėti telefonu, pabandom pakalbėti. Ir aš pradėjau jo viso tai klausinėti ir jis kuo puikiausiai, aiškiai, konkrečiai, be jokių išvedžiojimų patvirtino. Aišku, mes kalbėjom ir daug kitom temom visom, bet čia nebūtina apie tai kalbėti šioje laidoje. Šita laida yra ne apie tai. Taigi, mes pasikalbėjom su Algirdu Paleckiu ir Algirdas Paleckis man atsakė į daugelį klausimų. Ir patvirtino, kad būtent pagrindinis išsiskyrimo priežastis pagrindinė buvo šitų vertybių nesuderinamumas. Taigi, pasirodo, kad šitas žmogus yra visai kitokių pažiūrų. Jam visiškai nepriešiškos LGBT visos tos eitynės ir visa kita. Tokių pat pažiūrų yra Audrius Nakas. Važiuojam toliau. Jis pamatęs nišą, kad Lietuvoje yra laisva niša, yra daug prorusiškų žmonių, yra daug žmonių nusteikusi prieš NATO, yra daug žmonių nusteikusi prieš Europos Sąjungos nešamas būtent tas kabutėse vertybės ir jis paėmė tą nišą. Ir jis atsistojo kaip kandidatas, kaip vienas iš tų, kuris galėtų atstovauti šitą žmonių grupę. Mes pasiūlėm jam savo platformą sudalyvauti sekmadienį 7. Na, kiek aš su juo pabendravau, atrodo, kad tai yra mano pažiūrų žmogus. Ir mano aplinkos, mano draugų, pažįstamų, mano rato žmonių žmogus. Na, tokių pat vertybių. Mes skambindavomės kiekvieną dieną, mes kalbėdavom, derindavom. Ir atrodo, jokių priešpriešų nebūdavo. Ir mes nutarėm sekmadienį 7 vakarais daryti laidas, reklamuoti, rinkti parašus, daryti vaizdo reportažus, interviu ir taip toliau, kiek mes galim savo resursais padėti šiam žmogui. Sukviečiau žmonės rinkti parašus. Kas toj vietoje atsitiko? Toj vietoje atsitiko vienas labai svarbus momentas. Mes turim grįžti šiek tiek atgal ir sudėlioti, kaip mes iki to daėjom. Visų pirma, Eduardas iki tol buvo visada su Naku. Visi projektai, okupacijai centras, gana ir taip toliau, tai yra Audriaus Nako projektai. Taigi, pradžioje jie prieš dalyvaujant prezidento rinkimuose, jie ką sugalvoja. Audrius Nakas sugalvojo, kad reikia įsteigti pasipriešinimo okupacijai centrą. Paskyrė Eduardą, Eduardas tampa kaip idėjinis vadas, kaip kūrėjas. Ką jie padaro? Jie atidaro belgišką sąskaitą ir sako, tie, kurie norit įstoti šitą okupacijos centrą, į šitą judėjimą, praveskit nuo 1 euro, kas kiek galit 1, 10, 20, 100 ir kiek tik norit, ne? Ir žmonės pradėjo vesti pinigus ir jie, vesdami pinigus, galvojo, nes tai buvo pasakyta, tai buvo deklaruota, matot už nugaros, tai buvo viešai skelbiama ekspertus EU ir tiesiog žmonės vedė pinigus. Po to tie pinigai buvo išleisti ekspertai EU reikmėm. Tai yra Audriui Nakui. Jie buvo panaudoti. Nes Eduardas Vaitkus sako, mes turim turėti savo žiniasklaidos priemonę ir nusprendė, kad tos pinigus paaukos Audriui Nakui. Taip ir buvo padaryti, pinigėliai buvo, kaip sakant, pravalgyti. Pinigėlius pravalgė, jokio judėjimo realiai ten nebuvo, jokių susitikimų gyvų, kažkokių susitikimų su žmonėmis nebuvo, žmonės laukė, kol galų galiausiai pamiršo, kad iš vis egzistuoja kažkoks pasipriešinimo okupacijai centras. Tada Audrius Nakas sugalvojo, kaip sakant, pasiskolino iš Gitano Nausėdos frazę, kada jie ten Drobesko norėjo pilietybės atimti ir taip toliau, gana yra gana.
Na ir tada šitą frazę Audrius Nakas jis mėgsta pasiskolinti iš LRT video karpo, jis skolinas, jis mėgsta skolintis iš kitų paimti ir panaudoti. Tai va šitai vietoje jis pasiskolino šitą frazę ir prikabino ją Eduardui Vaitkui. Ir Eduardas Vaitkus įsteigė VŠI Gana yra gana. Su šita Gana yra gana, neaišku, kuo užsiemanti VŠI, Eduardas rinko pinigus. Rinko pinigus prieš prezidento rinkimus, prieš jau tą agitaciją, ir per agitaciją į VŠI Gana yra gana. Kodėl jis rinko tos pinigus? Atsakymas yra labai paprastas. Eduardas Vaitkus sugalvojo dalyvauti rinkimuose ir suko galvą ir gan neblogai išmastė, kad neprarasti savo pinigų, jis padarė taip. Jis savo asmeninius pinigus iš savo asmeninių sumokėjo užstatą, kas reikalinga VRK sumokėti dalyvaujant prezidento rinkimuose, apie 10 000 eurų. Ir įsteigęs VŠI Gana yra gana, per juos susirinko pinigus, pasiskyrė save pats direktoriumi ir savo išsimoka atlyginimą. Ir tarkim, per metus šiek tiek išsimokės tą atlyginimą ir susigrąžins tuos pinigus. Jis tuos pinigus renka ir iki šioliai. Taigi, toks yra mūsų Eduardas Vaitkus. Važiuojame toliau. Prasidėjo rinkiminė, agitacinė, programinė, visa ta, kaip sakant, prezidentinė kova. Mes sekmadienį 7 darydavom laidas. Tiesiogiai atsakinėdavau žmonėmi klausimus. Žmonės uždavinėdavo visokius klausimus. Pasirodė informacija, tada Vytautas Abraitis viešai Eduardą Vaitkų apkaltino, kad jis yra gėjus. Na, buvo užduotas klausimas, ar jūs esat gėjus. Na, jis pasakė, kad ne, jam patinka moteris, viskas tvarko. Na, ir šitai vietai mes uždarėm šitą klausimą ir nebekėlėm daugiau jokių klausimų, kas liečia dėl LGBT ir visų kitų vertybių ir vakarietiškų dorybių. Ir mes visi galvojam, kad Eduardas Vaitkus yra mūsų žmogus, mūsų pažiūrų. Niekada nesijungs su jokiam partijom, niekada nepalaikys LGBT, paradų ir taip toliau. Netgi į savo programą 14 punktų įtraukė, kas dabar man jau yra aišku, kad ten yra sąmoningai labai gudriai padaryta, jis įtraukė punktą, kad uždrausti LGBT propagandą švietimo įstaigose, mokyklose ir darželiuose. O tai, kad paradai Vilniuje keliautų, nėra to įtraukta. Labai trumpai ir taip, daugmaž jis prieš kažkur, žmonės paskaito ir nesigilina. Mes važiuojam toliau. Važiuojam toliau, reklamuojam, Eduardas kalba, pas mus, tai, ką nori, ką žmonės girdėtų, labai geras. Žmonės susižavė Eduardu Vaitkumi, pradeda kiti fanatiškai mylėti, gerbti. Ir paskui Eduardas jau, kaip sakant, surinkęs parašus, mes surinkom parašus, gavo didįjį eterį. Tai yra didįjį televizijos eterį. Ir atėjęs į didįjį televizijos eterį, pradėjo kalbėti visai kitokius dalykus. Ir kai kam tiesiog akis išsprogo. Ir tai buvo padaryta vos keletą dienų prieš pačius rinkimus. Tarkim, TV3 debatai, lyg tai buvo šeštadienio, sekmadienį jau rinkimai. Aišku, prieš tai buvo man keisti signalai, kada per debatus buvo pažadėta Eduardo Vaitkaus, kad bus kuriama po to partija, visa kita, bet jis sugalvoja kurti anksčiau. Jis iš pradžių buvo sutarta, kad partija bus kuriama po rinkimų, susiskaičiuosim kiek žmonių, po to jis vieną vakarą, sekmadienį 7, sako, aš susapnavau, kad reikia dabar kurti, ir aišku, jam tada nepavyko, tas sapnas neišsipildė, bet atsirado Zigmas Vaišvila, kuris per tą laikotarpį, kada reikėjo rinkti parašus, jo net nebuvo. Per tą laikotarpį atbulinį dėjo ir Audrius Nakas. Audrius Nakas yra mėgėjęs pafantazuoti iš studijos, bet kada reikia imtis darbų, jis dingo. Jis netgi pas Zigmą Vaišvilą spaudos konferencijoje Seime pasakė, kad ne, aš nepalaikau Eduardo Vaitkaus, jūs netikit, pažiūrėkit. Pradėsiu nuo Eduardo Vaitkaus. Aš esu minėjęs ir viešai, jeigu kas sakys, ar aš palaikau Eduardą Vaitkų, ne. Aš nepalaikau Eduardo Vaitkaus, jokių būdų. Ir aš pasirašiau už visus kandidatus. Taigi, matot, Eduardas, neva, tai pats sukurtas yra Audriaus Nako, bet po to, kada jau nebevykdo Audriaus Nako nurodymų, Audrius deda tokį žingsnį ir pasako, ne, aš tavęs nepalaikau.
Eduardui nėra kur dingti, jis su mumis. Jam priplaktas Zigmas Vaišvila. Aš skambinu, sakau, tau nepakeliui su Zigmu Vaišvila. Sakau, tai yra žmogus prisidirbęs tiek, kad galima daryti valandinės laidas. Jis nekreipia dėmesio. Matos, kad susižavėjo Zigmo Vaišvila. Galvoju, gerai, pasisiuskit, darykit kaip norit. Jis buvo pažadėjęs, kad į debatus, kur buvo galima atsivesti žmonių, paprastų žmonių, tie, kur rinko parašus, iš vis nesivedė beveik žmonių. Raimonda buvo atsivedęs ir dar keli žmonės. Pustuščiai. Už nugaros buvo pustuščiai. Ir vedėsi tuos pačius. Mažvydą Misiūną ir Zigmą Vaišvilą. Kai jį pakvietė į LRT studiją, radijo, kuri buvo transliuojama per YouTube, 100 000 žmonių matė, o girdėjo galbūt ir milijonas ir daugiau, kai jo žurnalistė paklausė, ar Vaidas Lekstutis, minimi žmonės VSD ataskaitose ir Zigmas Vaišvila ir Vaidas Lekstutis yra jūsų komandos nariai, padeda, aš supratau jums visą kitą, jis pasakė, aš iš jūsų čia vos ne pirmą kartą girdžiu, tiesiog aš jums paleidžiu, kaip viskas buvo. Tai ponia Vaitkau, atsiprašau, jūsų komandoje Vaidas Lekstutis ir Zigmas Vaišvila abu minėti 2016 Valstybės saugumo departamento grėsmių vertinime kaip Rusijai palankes jėgas telkiantys asmenys. Jums tinka tokia, aš pasakysiu, antivalstybininkų draugija, ar jie taptų jūsų patarėjais? Pradžioj pasakysiu, kad Lekstutis mano patarėjas ar komandoje, ačiū, aš iš jūsų sužinojau. Dar kai ką nors sužinosit apie mane panašaus, praneškite, nes ir man įdomu. Zigmas Vaišvila, tikrai taip matėt, Lietuvos signataras, kurį Valstybės saugumo departamentas buvo apskelbęs kaip grėsmę nacionaliniam saugumui ir kuris buvo VSD pirmasis vadovas, tai aš manau tik tai labai gražus įrodymas ar patvirtinimas, ar Lietuvos VSD dirba Lietuvos naudai, ar kažkokiam užsienio struktūrom. Aš tai vertinu kaip Eduardo atsiribojimą nuo manęs. Kur mes tada rinkom parašus, darėm didžiulę agitaciją, tiesiog buvom pasijungę, darėm viską, visas pajėgas buvom metę ant Eduardo Vaitkaus, rinkom parašus, darėm reklamą ir taip toliau, automobilis klijavom, važiavom, reklamavom, laikraščius platinom, plakatus, visą kitą. O šitas Zigmas Vaišvila, kaip jūs girdėjot, patvirtino taip, kaip girdėjot, Zigmas Vaišvila, nepriklausomybės signataras ir taip toliau. Sako, jo, čia daugmaž mano komanda, kuris nepajudino nei pirštą, nei paagitavo, nei pareklamavo, nei Facebook'e įrašą neįdėjo per tą laikotarpį, kada reikėjo surinkti parašus. Čia buvo toksai pagrindinis spjūvis ir jeigu atkreipė žiūrovai dėmesį, jis pasakė, ne Lekstutis, o Lekštutis. Žurnalistė teisingai ištarė mano pavardę, Vaidas Lekstutis, o jis sako, ne, Lekštutis kažkoks tai ten daugmaž. Šitą vietą iki šiol nesugavęs atsiprašymą Eduardo ir man jo jau nebereikia, jis man nebeįdomus. Taigi, Eduardas tada parodė tikrai savo veidą, kad mumis pasinaudoja kaip gavrikais, kaimiečiais, mužikais ir dabar jis jau gavęs didįjį eterį, visiškai spjauna į mus, nes jis nei vienam žmogui nepadėkoja asmeniškai, kuris labiausiai prisidėjo per visą tą agitacinį laikotarpį. Puslapių kūrimai, parašų rinkimai ir taip toliau. Visai nesenai perskambinau visus žmonės, pasitikrinau, pasitikslinau, galbūt visai nesenai, galbūt paskambino, padėkojo, bet ne. To nėra padaryta. Tai rodo, kad žmogus pasinaudojo. Paskutinis jo smūgis buvo, kada jis nuėjo į TV3 debatus ir Edmundas Jakilaitis paklausė apie dalyvavimą LGBT parade pirmose pozicijose kaip prezidento, su NATO atstovais, su ambasadoriais. Ir pažiūrėkit, ką Eduardas Vaitkus šitoj vietai atsakė. Į jūs kreipiasi LGBT bendruomenė, prašo eiti jubiliejinėje Vilniaus Pride eisenos priekyje. Latvijos prezidentas sutiko atvykti ir eiti, o daugelio NATO valstybių ambasadoriai taip pat patvirtino, kad dalyvaus eisenoje Vilniaus Gedimino prospektu. Kaip elgsitės jūs? Eisiu ir eičiau net neprašyta. Gitanas Nausėda. Man nėra problemų praeiti su žmonėmis ir pabūti kartu su jais. Ponas Jeglinskas. Kau visas bendruomenės ir tikrai remčiau ir eičiau, ypatingai tai yra diplomatinis dalykas, tai čia iš viso būtina eiti, manau. Ponas Vėgėlė, primenu klausimą,
jūsų LGBT bendruomenė atėjo, tarkim, susitikti su prezidentu ar kreipėsi raštu, čia jau nesmė, prašo eiti jubiliejinė Vilnius Pride eisenos priekyje. Latvijos prezidentas sutiko atvykti ir eiti, o daugelio NATO valstybių ambasadoriai taip pat patvirtino, kad dalyvaus eisenoje Vilniaus Gedimino prospektu. Kaip elgsitės jūs? Pirma, ką aš padaryčiau, tai teikčiau įstatymą dėl sureguliavimo LGBT homoseksualių žmonių. LGBT, taip, žmonių teisių. Todėl tai pirmas dalykas, sureguliavimo to, kur nesutarė niekaip Seimas su vyriausybė, ne su vyriausybė, su prezidentūra. Mes neseniai visai kalbėjom per debatus LRT apie šitą temą, turbūt labai išsamei, nes prezidentas, mano supratimu, turėtų teikti įstatymą projektą, kuris galėtų... Ar neįsit? O dėl ėjimo aš esu labai aiškiai pasakęs ir labai turiu aiškę politiką. Mano supratimu, Lietuva neturi prabangos propaguoti LGBTQ propagandos. Kodėl? Todėl, kad mes turim demografinę krizę ir problemą. 2050 metais pasaulio sveikatos organizacija sako, tapti heteroseksualiais. Jokių būdų. Aš skatinsiu, kad nebūtų propagandos, kuri vykdoma jau švietime. Gerai, supratau, ponas Žalimas. Matot, rusiški naratyvai apie LGBT propagandą ir skamba, bet man atrodo, mano atsakymas yra aiškus. Be abejo eisiu ir įsiseksiu ženkliuką, kurį dėvėjau praėjusį kartą žmogaus teisių debatuose LRT, tai yra vaivorykštės ir Lietuvos vėliavos spalvos, skirtingai negu kai kurie kažkada žadėjo, bet taip ir neįsisegė. Ponas Mazuronis. Aš irgi turbūt nieko nenustebinsiu su savo poziciją, kad neįsiu net ir labai prašomas. Ir manau, kad žmogaus teisės tai yra ne tik LGBTQ bendruomenės teisės, bet žmogaus teisės tai yra ir kitaip mąstančių žmonių teisės, ir tų, kurie turbūt tradiciškai mato šeimą, tų, kurie turbūt turi kitą kažkokį požiūrį, ir smerkt kažkaip ar vienu ar kitų, mano nuomonė, nederėtų. Čia yra vertybinė pozicija, kurią aš deklaruoju labai aiškiai. Tai jūs neįsit? Neįsiu net ir labai prašomas. Gerai, dėkoju. Prašau. Ir ženklelio neįsitiks. Prašau, ponas Žemaitė. Tiesiog irgi mano, ko gero, pozicija, žinot, kaip tikinčio žmogaus ir praktikuojančio kataliko, tai tikrai ne. Galit pykti, galit nepykti, tikrai nedalyvausiu. Jubiliejinė, neina, jūs neįsit. Tikrai neįsiu dėl labai elementaraus dalyko. Visi turi teisę į kažkokius paradus, visi turi šventės, bet kada Vilniuje išduoda vienam paradą daryti, kitam organizacijai neduoda parado daryti arba kitiem. Kam nedavė? Na, prisiminkite, kai buvo noras su šeimom ir kai pasakė, važiuokite į to Ukmergės laukus ir ten susitikit. Tai kai Vilniaus meras taip tyčias iš kitų socialinių grupių, tai tą mes ir turim patyčių kultūrą, kaip ir vakar prie kapinių pasiūstas konteineris ir parodyta, kam čia susidėti gėlės. Nu, tai... Pone Vaitkau, eisit ar ne? Jūs, kadangi visą situaciją apipaišėte, taip kaip jūs pasakėte, tai jūs man suteikėt galimybę dalyvauti ir eiti, nors kelias minutės, nes jie irgi yra žmonės. Ir aš supratau, kad nebus demonstruojama jokių sekso pozų, jokio seksualinio iškrypimo nebus. Tai su mielo noru su žmonėmis susitiksiu ir paeisiu kelias minutės. Na ir šitas atsakymas išmušė iš vėžių ir tada buvo chaosas. Bet tai buvo pasakyta lyg tai šeštadienio, sekmadienio jau rinkimai. Ir aš žinau, kad 11 000 mažiausiai tiesiog žmonės patrako, supyko ir išbalsavo už Žemaitaitį, kuris konkrečiai ir aiškiai atsakė į šitą klausimą. Tai pasirodo, kad Eduardas Vaitkus, Audrius Nakas, jie tiesiog yra eiliniai liberastai. Bet jie bandė sužaisti kitokiais žmonėmis, prisidengti kitokiais žmonėmis ir sužavėti tuos paprastus žmonės, kurie reikalauja, kurie pasilgia to paprasto politiko, to paprasto žmogaus, kuris atstovautų jų poziciją, šeimos poziciją, NATO poziciją ir taip toliau. Na, jis sako, visada kartodavo, niekada nesijungsiu su jokia partija, nes Lietuvoje nėra nei vienos partijos, jie yra visi vienodi, jie tik tai keičia švarkelius ir skvernelius. Ir jam nepavykus suburti partijos, ką jis įsivaizdavo, kad padarys per labai trumpą laiką, vos ne per pilną mėnesį, jis pradėjo lakstyti ir ieškoti veikiančios kažkokios tai popierinės partijos. Na, kaip supratau,
Drąsiaus partija Neringa Venckienė atsisakė, galbūt dar ten derimasi, nežinau. Liaudės partija ten taip pat neiškumai yra su Zigmo šitą visą šoblą ten nendriam ir taip toliau. Ir jie galų galiausiai nuėjo pas tutkininkus. Tai yra ta partija, kuri palaikė Tutkų. Tutkus, tas, kuris sakė, tie, kurie prieš NATO ir Europos Sąjungą, von iš Lietuvos. Tai yra kartu su Vyčiu tokia partija, tai kartu šitie visi nacikai tie vadinami, ir jie nuėjo derėtis, ar paimti partiją, ar įstoti ją, ar perimti, kažkokiais būdais tai vyksta dėrybos. Ir jie nuėjo pas tokius veikėjus. Ir ką tai rodo? Tai rodo, kad jam visiškai dėl to NATO, dėl tos Europos Sąjungos ir visa kita yra visiškai nesvarbu. Ir jam pakeisti tą švarkelį ir skvernelį yra visiškai nesvarbu. Tai, ką jis kalbėjo, yra absoliutiškas briedas. Tai yra tiesiog pažadas, kurio jis nežada laikytis. Ir jis toliau, įgavęs kai kurių žmonių pasitikėjimą, bando tą kryptim eiti ir toliau rašinėti savo Facebook'e nesąmonės. Jis deklaravo, kad ne, prieš anglų kalbą anglicizmai jam blogai ir taip toliau. Bet atkreipkite dėmesį pas į Facebook'ą, vos ne kas antras, trečias įrašas yra angliškas. Ir visos frazės, tai Kennedy, tai Merkel pasakė, tai tas yra svetimos. Žmogus yra visiškai be savo nuomonės, tai yra skystas, tai yra silpnas, tai yra vėjo papučiamas žmogus. Tai įsitikinau aš asmeniškai. Galėčiau pateikti jums mažiausiai 20-30 pavyzdžių, kiek kartų buvo apgauta, kada buvo tartasi ir nesilaikoma žodžio. Tai šitoj vietoj aš dėčiau didelį riebų tašką ir raginčiau visus pamiršti šitą žmogų kaip eilinį kažkokį tai narcizą, kuris bandė sužavėti dalį žmonių ir juos kažkur nuvesti, bet tas vedimas yra ieškojimas naudos savo, pakliuvimas prie lovio. Ant senatvės sugalvojo nueiti į politiką. Tiesiog galbūt pabandyti, nes gyvenimas turbūt per nuobodus darosi. Pinigų yra, automobiliai naujausi, paveikslai perkami, namas prabangus, visko yra, o kodėlgi nepabandžius papolitikuoti, pažaisti, pabajaruoti, pavaidinti politiką, pamanipuliuoti žmonėmis? Kito paaiškinimo nėra. Tiesiog žmogus yra savanaudis. Taip kaip ir Audrius Nakas, mėgstantis pakaifuoti. Pakaifuoti per sarkazmą, pasiklausyti džiazą, pagert alaus. O jūs paieškokit Audriaus Nako minčių, asmeninios jo nuomonės apie LGBT, apie šeimos sandarą, apie visą kitą, apie politiką. Jūs nerasit. Nes tai yra žmonės, aktoriai. Jie yra aktoriai. Jie vaidina. Jie jums vaidina. Iš jūsų kaulydami pinigus. Ir prie to prisijungė ir Eduardas Vaitkus. Jie tapo komanda. Ir jiems sekasi visai neblogai. Tai va. Su jumis buvau aš, Vaidas Žemaitis Lekstutis. Mano pavardė yra Lekstutis, ne Likštutis. Taip yra mano dokumentuose. Ir aš jau toks. Jeigu mane apgavo, tada iškapstysiu, atkapstysiu viską. Žinoma, čia yra pateikta tik dalis informacijos. O jeigu Eduardas Vaitkus pareikš, kad čia yra kažkoks tai melas, paskleista dezinformacija, norima jam pakeikti, mielai, vietos šalia yra. Kėdutė taip pat yra. Yra ir kemperis ant rato studija, mes galim atvažiuoti, mes galim iš savo lėšų atvažiuoti ir nufilmuoti. Ir žinoma, užduosime papildomų klausimų, kurių dar yra. Bet aš viduj širdį esu padėjęs jau tašką. Nes buvo laikas, kada Eduardas galėjo atsiprašyti žmonių ir dėl LGBT žygiavimo. Na, jūs pabandykite įsivaizduoti, tarkim, Orbaną, Lukašenką, na gerai, paimkim Putiną, kurie su NATO vadovais, su kitų šalių ambasadoriais pražygiuotų LGBT paradę pačiam priekį. Kelias minutės, kaip Eduardas, kelias minutės. Įsivaizduojat? Tai vat mes tokių vertybių užsirovėm ant tokio žmogaus su tokiamis vertybėmis. Tai yra gėda. Man yra gėda, kad aš patikėjau, kad mane apvedė aplink pirštą ir man yra gaila ir gėda dėl savo žmonių, kuriuos taip pat paraginau patikėti Eduardu.
Taip pripažįstu. Šitai vietoj pražiūrėjau, bet įgavau automatiškai ir patirties. Įgavo ir kai kurie žmonės. Kai kurie dėl iki šiol nesuprato. Kai kurie turbūt ir nesupras. Kai kurie ir pyks toliau ant manęs. Kad va, tu pats pasiūlei, tu pats teigi. Na, aš taigi negyvenau su Eduardu. Man tada reiktų 2 metus pagyventi, kad žmogų pilnai pažinti. Ar jis iš tikrųjų yra toks, koks dedasi, o galbūt jis meluoja. Taip, laiko buvo mažai. Stačia galva, nėrėm į palaikymą ir turim pripažinti, kad aš šitoj vietoj klydau. Bet dabar supratau. Tai va, šiam kartui tiek. Ačiū, kad esat, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad dalinatės ir ačiū, kad palaikot mano veiklą. Iki kitų kartų. Ate.